mokykloje, kai mokaisi, kai tu, nežinau, paauglys esi, tai aišku, ten suaugęs laik klausinėja tavęs, kuo tu būsi užaugęs, kokią profesiją pasirinksi. Man šitą klausimą visada būdavo labai sunku atsakyti. Vis laik norėjosi groti, norėjosi būti grupėje, norėjosi kurti dainas. Vieną dieną išdrįsau pripažinti savo, kad aš tai ir darysiu. Kažkaip, kai tu išdrįsti daryti tai, ką tu labiausiai nori daryti, tau vienaip ar kitaip sekasi. Taigi sveiki visi mėly Vilnius FM klausytojai, su jumis šiandien sveikinasi Simona ir čia grojantis miestas. Ir šiandien pas mane studijoje žmogus, kurio vardas Lietuvos muzikos istorija tapo ištisa era ir muzikantas, dainų autorius, idėjų generatorius žmogus, kuris daugelį metų ne tik kuria muziką, bet ir kiekviena savo koncertą paverčia ypatingų išgyvenimų publikai. Tai pas mane eteryje Andrius Mamontovas. Sveiki. Sveiki, kaip jūsų rytas? Po tokio pristatymo jisai tapo dar geresnis. Jeigu dabar pakalbėtumėm apie kūrybą, tai jūsų muzika, lydi jau tikrai kelis dešimtmečius. Kaip pats šiandien žiūrit į savo kelią muzikoje? Aš džiaugiuosi, kad išdrįsau juo eiti, nes mokykloje, kai mokaisi, kai tu, nežinau, paauglys esi, tai aišku, ten suaugęs laik klausinėja tavęs, kuo tu būsi užaugęs, kokią profesiją pasirinksi, ar kažką, kas ten užtikrins tau gerą gyvenimą ir taip toliau. Tai man šitą klausimą visada būdavo labai sunku atsakyti, nes lyg bandydavai taip pataikyti ir įtikti ir kažkaip pateisinti viltis ten, nežinau, tėvų ar mokytojų, kažką sugalvodavai, pasakydavai, bet visada galvoj būdavo muzika. Tai vis laik norėjosi groti, norėjosi būti grupėje, norėjosi kurti dainas, norėjosi kažką kurti kažką savo. Tai aš tiesiog vieną dieną išdrįsau pripažinti savo, kad aš tai ir darysiu. ir aš džiaugiuosi, kad aš tai padariau. Ir kai tu išdrįsti daryti tai, ką tu labiausiai nori daryti, tau vienaip ar kitaip sekasi. Viename ar kitame lygmenyje, tu bet kuriuo atveju, netgi kai būna kažkas akimirkos, kai lyg ir nėra sėkmės ar sėkmė nusisuka, tu vis tiek darai tai, ką tu labiausiai mėgsti ir labiausiai nori daryti. Tai yra didžiausia sėkmė bet kuriuo atveju gyvenime. O ar dar būna, kai momentų, kai scena jūs nustebino? Ta prasme, išeini į sceną ir ten nepašluota, pavyzdžiui, ar ne? Nebūtinai, gal tiesiog, nežinau, kažkurioje šalyje koncertavot, gal kažkokia publika įdomesnė susirinko, nežinau. Ar vis dar stebino kažkas? Tai yra visada, kaip pasakyti, scenoje visada ieškai naujumo jausmo, nes jeigu tu jį turi, tada visa emocija, su kuria tu atlieki koncertą, jinai visada, jeigu yra naujumo kažkoks jausmas, tai yra stipresnė emocija ir aišku, jinai transliuojasi ir žiūrovai. Tai to naujumo jie kartais įvairiais būdais ieškai. Kartais tai tiesiog požiūrio taškas į tai, ką tu darai, kartais tai koks nors svečias ar vienas kitas naujas muzikantas tavo grupėje, ar kiek pakeista daina, ar dar kažkokia, yra daug tų tokių mažų triukų, kuriuos gali naudoti ir tiesą sakant, aš jų labai daug išmokau teatre, nes teatre ypatingai svarbu kiekvienam spektaklyje turėti tą jausmą, tarytum tai vyksta pirmą kartą. Aš kažkaip visada norėtųsi turėti tą pirmo karto jausmą. Tai labiau turbūt aš bandau sceną nustebinti negu į mane. Bet aišku, kad būna kažkokių, nežinau, ten kažkokių kuriozų, neplanuotų situacijų. Tai žinoma, kiekvienam turbūt koncerte tai kažkokia maža, kokia nors kartais ir visai gal net nežymi dalelė, bet kažkas būna, kas kažkokia akimirka nutinka neplanuotas koks nors dalykas. O jeigu kalbant apie kūrybą, tai kas dažniausiai įkvepia kurti? Žmonės, aplinka, miestas ir kaip vyksta ta Andriaus Mamontovo kūryba? Ar jūs užsidaręs kažkur kuriat? Kažkaip specialiai susikurti specialiai kažkas sukurti aplinkybės, kurios tave įkvėptų, neįmanoma. Tai tu tiesiog gyveni gyvenimą,
kiekvienas iš mūsų mes gyvenam, mes patiriam kažkokius dalykus, gaunam įspūdžių ir tie visi kažkokie patyrimai, išgyvenimai, įspūdžiai, jie kaupėsi mumise. Tik kad turbūt menininkai nuo nemenininkų skiriasi tuo, kad kai pas tave prisikaupia pakankamai tų kažkokių patyrimų, išgyvenimų, minčių, idėjų, kažkoks būna momentas, kuris jas išlaisvina. Tai dažniausiai kažkoks tai, kokia nors, kad kartais trumpa, bet stipri emocija, kuri, nežinau, tai gali įvykti ir ten, nežinau, žiūrint filmą, ar ten kas nors kažką pasakyti gali, ar nutikti kažkoks dalykas, kuris staiga tavyje, tai, kas buvo prisikaupę, išlaisvina ir tai išsilieja į kažkokį tai pavydalą, tai yra ten į dainos tekstą, ar, nežinau, dailininkas nupaišo paveikslą. Tai tas toks, kiek aš esu pastebėjęs, tas maždaug bendras mechanizmas, jisai kažkoks toks yra. Bet kiekvieną kartą aplinkybės yra vis kitokios. Čia kaip čia galima pasakyti, jeigu žinočiau, iš kur ateina įkvėpimas, aš toj vietoj tik ir būčiau visą laiką, bet tu niekada nežinai, iš kur jis ateina. Tame irgi yra tas nenuspėjamumas ir nenuspėjamume yra irgi visas grožis. Tai aš kaip suprantu, jūs neinat tiesiog į studiją, neužsidarot ir nesugalvojat, kad šiandien kursit. Ne, aš kiekvieną dieną kažką darau. Tai čia yra kitas dalykas, tai yra tai vadinamas tas raumens treniravimas nuolatinis. Tai aš kiekvieną dieną kažką įrašau, žiūriu, kartais tai patinka, kartais nepatinka. Bet tai yra tiesiog tam, man norisi, net tai ne specialiai, kad aš specialiai prisiverčiu tai daryti, man norisi būti visą laiką kokiame nors kūrybinėme procese. Gal vieną dieną tai galbūt šiaip tiesiog yra fotografavimas ir nebūtinai muzikinis dalykas, bet koks nors kūrybinis veiksmas kiekvieną dieną yra kažkoks tai būtinybė ir poreikis turbūt. Taigi, birželio 5 dieną jūsų laukia didelis koncertas Kalnų parke. Ypatinga atmosfera, vasaros toksai vakaras, 1000 žmonių. Kas tenai laukia visų atėjusių? Tai dar norėjau pasakyti, kad ne tik manęs laukia, bet ir jūsų laukia. Tai geriausių dainų koncertas, mano kaip solo atlikėjo geriausių dainų koncertas. Žinoma, jame, kaip ir kiekviename koncerte, bus ir dainų iš grupės Foje laikotarpio, tai iš šito aš niekada nevengiu ir galiu pasakyti, kad visas dainos, kurios skambės, bus mano klausytojams žinomos ir pažįstamos ir bus keli įdomus svečiai. Turėtų būti labai smagu, nes kai žmonės dainuoja nuo pat pirmos dainos, tai koncertas turi to daugiau kažkokios energijos pozityvios ir kuo daugiau žiūrovai dalyvauja, to koncertas yra smagesnis. O jeigu dar kalbant apie tą tokią nostalgiją ir jūsų legendinės dainas, tai ar jums dar dažnai norisi nustebinti ir ieškot kažkokio naujo skambesio, ar dažniausiai jau grojat taip, kaip ir anksčiau? Tai kaip ir sakiau, aš to naujumo, tokio jausmo ieškau visada. Grojant senesnę dainą, irgi aš nenoriu jos pakeisti taip, kad jin taptų neatpažįstama. Tai aišku, žmonės turi atpažinti dainas, kurios jiems patinka. Kartais joje būna koks nors mažas elementas, kuris klausytojui beveik nepastebimas, bet jis man duoda kažkokį naują jausmą. Tai bet čia jau tokia virtuvės paslaptis. Nežinau, ar aš noriu nustebinti, aš tokio specialaus siekio stebinti kažkuo neturiu. Man tiesiog norisi, kad žmogus ateitų ir patirtų geras emocijas. Ir mano užduotis kiekviename koncerte, kad žiūrovai iš jo išeitų laimingi. Tai čia yra pagrindinis dalykas, kurio aš visada siekiu, kad žmonės tas 2 valandas jie pabūtų kažkokioj nekasdieniai nuotaikoj, galbūt tose dainose kažkokių rastų naujų spalvų, ar pagaliau su tomis dainomis prisimintų kažkokius jiems svarbius dalykus ir grįžtų namo laimingi. Tai yra svarbiausias dalykas, kad žmonės būtų laimingi. Čia mano gyvenimo turbūt prasmė į tai susideda.
O dar kalbant apie koncertą, čia jisai bus po atviru dangumi. Ar jum daug skiriasi tas jausmas koncertuot po atvirum dangui negu arenoje? Žinoma, kad yra. Tai vieta, kurioje skamba muzika, labai stipriai įtakoja tai, kaip mes tą muziką girdim. Tai faktas. Atviram ore ar lauke vykstantis koncertai, jie neturi stogo, nes virš tavęs yra dangus. Ir erdvės tas jausmas yra gerokai kitoks negu kad uždaroje arenoje arba kokioje koncertų salėje. Tai atviram lauke yra ta muzika tokia turi tą papildomą erdvės kažkokį tai įgauna tiesiog pojūtį, nes aplink tave yra didelė erdvė. O Kalnų parke tas visas amfiteatras, man atrodo, jis labai tinkama vieta koncertams. Aš kažkaip pernai, kai ten pradėjo dažniau koncertuoti Lietuvos ir ne tik Lietuvos atlikėjai, aš kažkaip pagalvojau, kodėl ta vieta taip ilgai buvo užmiršta ir dažniausiai ten vykdavo tik tai dainų šventės, šokių diena arba kažkokie tokie renginiai, bet tai yra nuostabi koncertinė aikštelė, kurią mes turim vidury Vilniaus ir jinai yra gero, tinkama šiam miestui dydžio ir būtent jos tas išdėstymas, tai kad tai yra tokia amfiteatro forma, tai visi, kas ateina, visi gali puikiai viską matyti. Tai aš šiaip labai džiaugiuosi, kad aš grįžtu į tą vietą, nes aš joje esu pasirodęs tik vienintelį kartą. Tai 86 metais, kai ten buvo filmuojamas filmas Kažkas atsitiko, ir ten pirmą kartą Laužo šviesa nuskambėjo tokiai dideliai jau susirinkusiai auditorijai. Tai aš per pastarosius 40 metų toj vietoj ir šiaip niekada daugiau nekoncertavau. Tai man toksai yra simboliškas kažkoks sugrįžimas į tą vietą ir ten padainuoti savo dainas. Aš tikiu, kad ir daug nostalgijos kažkokios. Tai nostalginai visada yra. Tai aišku, kuo tu ilgiau esi scenoje, tuo nostalgija didesnė yra. Tai faktas, žmonės, kurie augo su tavo dainom, kurie jų klausė, kurios skambėjo vaikystėj ar ten paauglystėj pas kažką namuose, žinoma, kad jos jau yra tų žmonių gyvenimo dalis kažkokia ir aišku, kad neatsiejamas jausmas yra nostalgija. O kaip pats jau ruošiatės tam vakarui? Kaip vyksta jūsų pasiruošimas? Aš šiuo metu tai tiesiog yra pakankamai daug interviu, yra tokie planavimo darbai įvairiausi, aišku, neužilgo programa yra jau surepetuota, ten vizualizacijos ir visi kiti dalykai yra sugalvoti, tai nes šią programą aš jau atlikau kovo mėnesį Klaipėdoje ir Panevėžyje. Bet vis tiek, aišku, bus dar repeticijos, prieš pat koncertą bus repeticijos, dar kažkokie pasistigavimai ir taip toliau. Tai tokie daug tokių smulkių kažkokių tokių dalykų, kuriuos reikia sužiūrėti. O ar prieš lipant į sceną turit kokį nors ritualą? Taip, mes aukojame žmonės ant aukuro. Tai aš dažniausiai stengiamės su muzikantais pabūti kartu kažkiek tai. Nesvarbu, kad kažką nėra ten kažkokios ten, nežinau, kažkokių pokalbių gilių. Kartais ten juokaujama, kas nors ką nors pasakoja. Tiesiog pabuvimas kartu sukuria bendrą nuotaiką ir norisi į sceną, kad grupė iš sceną išeitų su kažkokia viena ta pačia nuotaika, tada jinai yra stipresnė ir nuo to priklauso koncerto kokybė. O ar pats mėgstat pabūt prieš pat lipant į sceną vienas? Ar, kaip sakot, su grupe? Nežinau, ten kažkokie prieš pat jau lipant tai su grupe norisi pabūti, ten gal valandą ar 2 valandas ten kažkur būna, kad pasėdi, bet aš aš labiau po koncerto dažniausiai jau norisi pabūti vienam, bet prieš koncertą norisi pabūti su tais, su kuriais tu tą koncertą darai. O koks jausmas, kai tūkstančiai dainuoja jūsų dainas atgal ir viską girdit? Aš tada išnykstu, manęs nėra. Aš suprantu, kad aš esu tik maža dalelė viso šito dalyko, kuris vyksta, šito didelio kažkokio tai veiksmo. Aš niekada nesijaučiu kažkokio ten, nežinau, kažkoks ten ašis ar centras kažkoks.
kažkoks, ypač tie didžiuliai, jeigu būna dar dideli koncertai kažkokie, nežinau, Vingio parke, aš kažkurio momentu suvokiu, kad aš esu tik tai maža dalelė viso to, kas čia vyksta. Tai ir tas jausmas yra geras visada. Jūs scenoje tiek daug metų ir matėt turbūt viską, nuo mažų klubų iki didžiausių minių. Kokia energija, ar ji, nežinau, skiriasi dabar jau dainuojant, nežinau, mažoje erdvėje ir didelioje? Aišku, kad yra skirtumas, bet man patinka ir koncertai, ir mažose klubuose, ir kažkokiose didelėse aikštelėse. Tai yra tiesiog skirtinga. Dideliai scenoje reikalingi, kaip Nekrošius Eimuntas kažkada pasakęs man yra, sako, dideliai scenoje reikalingi dideli mostai, dideli judesiai. Todėl, kad kai kurie žmonės nuo scenos yra labai toli ir tu esi tik tai toks mažas žmogeliukas bėgiojantis kažkur tolumoje toje scenoje. Tai aišku, kad jie nemato tavo, nežinau, antakio virptelėjimo, kas šiaip matoma mažoje salėje, kažkam mažam klube. Tai dėl to man patinka mažo erdvėje, kai tu groji ir kažkaip labiau gali bendrauti su žmonėmis, gali pasikalbėti, gali papasakoti kažkokią istoriją, gali būti klausimas iš auditorijos, daugiau tokio ryšio kažkokio yra. Didelė erdvėje kažką pasakoti ar kalbėti nelabai išeina, nes yra daug žmonių ir vis tiek dalis yra, dalis nori tiesiog toliau dainuoti, dalis galbūt paklausytų kažką tu ten sakai ir taip toliau. Tai didelė erdvėje kažkokia, aišku, ir galbūt tarp dainų kažkokios frazės būna trumpesnės ar lakoniškesnės, ar labiau tokios kažkokia tai tezės, tik tai kažkokios ar apibendrinimai kokie nors. Tai čia yra tas skirtumas tokio santykio su žiūrovais. Tai jeigu aš groju akustinį koncertą, tai aišku, ten, nežinau, 100 iki 300 daugiausiai turbūt žiūrovų yra pati geriausia auditorija. Tai yra, tada visi yra arti, jie tave mato, arti tu matai, arti žiūrovą. Tai yra šiek tiek kitas toksai kažkoks, kitas santykis tiesiog. Tai man patinka visi tie dalykai, tik nes jie leidžia pasimėgauti skirtingus santykius su tavo klausytojais. O ar turit tokių gerbėjų, kur jau matot, kad eina į kiekvieną koncertą? Jo, yra žmonių, kurios aš jau nustebčiau, jeigu jie neteitų. Jau galvotumėt, kas jiem atsitiko? Taip, galvočiau, kas nors negerai. Taip. Jeigu dabar kalbant apie pačią tą pradžią, ar prisimenat koncertą, po kurio tikrai supratot, kad muzika bus visas jūsų gyvenimas? Sakėt, kad kai klausdavo, ką norit daryti? Nežinau, ar buvo toks konkretus, čia kažkaip per laiką, nes aš baigęs mokyklą, aš įstojau į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, į statybos ekonomiką, iš kurio paskui išėjau ir paskui įstojau žurnalistiką. Irgi mokiausi ten kelis metus, bet aš paskui supratau, kad aš bandau kažkiek pateisinti galbūt savo tėvo viltis, kuris labai norėjo, kad aš būčiau rimtas žmogus ir turėčiau rimtą profesiją ir aš kažkaip stengiausi nežinau, kažkiek tai pateisinti kažkokias tai jo, nežinau, investicijas į mane, bet vieną dieną aš supratau, kad aš jau seniai darau tai, ką aš noriu daryti. Jau mes jau ir foje buvo žinoma, ir mes jau buvom išleidę ir porą ar kokius 3 albumus buvom išleidę ir kažkaip jau ir užsienį koncertavę ir aš žinau, kad jau buvo labai aišku, ką aš darau ir mane jau žinojo žmonės, niekam nekilo klausimų, ką aš darau, man pačiam tas klausimas buvo ir kažkaip vieną dieną aš supratau, kad aš noriu daryti tik tai kažkaip iš karto labai stipriai palengvėjo, nes nebereikėjo ten laikyti sesijos, dar kažko, kas jeigu tu mėgsti kažkokį dalyką, tai jį mokytis yra malonumas, bet jeigu tu ten esi tiesiog iš kažkokio, tai dėl to, kad taip reikia, tai didelė kančia yra. Tai man tos visos kančios staiga nukrito ir aš užsiėmiau tik tai, kas man yra iš tikrųjų įdomu, tai, kuo aš degu. Aš kiekvienam žmogui linkiu
tokių akimirkų gyvenime. Kažkaip rasti tai, ką tu iš tikrųjų nori daryti ir pradėti tai daryti. Tai nėra nieko vertingesnio. Kitaip kažkaip, man atrodo, kitaip gyvenimas yra beprasmis, jeigu tu negali daryti tai, ką tu iš tikrųjų labiausiai nori daryti, jeigu tu pats savo neleidi to daryti, tai toks gyvenimas kančia turėtų būti. Taip, tikrai. Ir ar turit kokią nors dainą, kur publika niekaip nepaleidžia, o jūs galvojat, kad norėtumėte tą dainą jau kažkaip kitaip atlikti? Tai nutinka su visom populiariom dainom turbūt. Aišku, tarkim, su Laužo šviesa tai buvo, kadangi tai jau labai sena daina, tai su šita daina, aišku, buvo tokių etapų, kur iš pradžių smagu buvo groti, paskui atsibodo stipriai, paskui mes net bandėm jos negroti ir paskui vėl grojam, ir paskui vėl negrojam. Tai to, kol aš jau susitaikiau ir aš dabar tą dainą atlieku su malonumu ir suprantu, kad jinai ne tik žiūrovams, bet ir man labai daug ką reiškia. Tai su kai kuriom dainom yra tokių kažkokių asmeninių santykių istorijų. O dabar kalbant jau apie Ameriką, tai nesenai šiais metais koncertavot Amerikoje. Taip. Kuo tenai koncertai skiriasi nuo koncertų Lietuvoje? Čia turbūt ne tik Amerika, apskritai išeivija ir ypač ta išeivija, kuri yra toliau nuo Lietuvos. Aišku, kai tu groji kur nors Vokietijoje, ar ten, nežinau, Italijoje, Austrijoje, ar nežinau, Skandinavijos šalyse, ar Jungtinėje karalystėje, Airijoje, tai ten lietuviai, kurie ten gyvena, jie yra didžioji dalis šiais laikais išvažiavę, turintis ryšys su Lietuva, grįžtantis dažnai ir taip toliau. Tai ten toks gal labiau panašu į lietuvišką publiką, į žmonės, kurie Lietuvoje ateina į koncertus. Bet kažkur Amerikoje arba, nežinau, teko koncertuoti Australijoje, Naujoje Zelandijoje, ten, kur lietuviai, kur didelė dalis lietuvių yra ten gimę. Ir jie neatvažiuoja kasmet į Lietuvą, jie gal ten gyvenime 2 kartus buvo atvažiavę. Tai ten yra labai įdomu, nes jie yra išsaugoję savo tėvų ir senelių, tarkim, kalbą, tarimą. Jie kartais tu kalbi su kažkokiais jaunais žmonėmis, lietuviais Australijoje, ir jie kalba kaip mano močiutė, tokiais žodžiais, senais, senoviškais, ant smetonos ir ankstesnių laikų kažkokius žodžius įpindami į kalbą, ir tu supranti, kaip tie augo visiškai kitame kultūrinėme fone, ir staiga jie pradeda dainuoti kažkokią liaudies dainą, kur aš nesu gyvenime girdėjęs čia Lietuvoje. Man atrodo, tie, kurie renka liaudies dainas, turbūt yra bandę važiuoti kažkur į tolimą šalis, kur gyvena lietuviai, nes ten jie yra išsaugoję kai kurias dainas, kurios pas mus neišlikusios. Tai tas toksai kultūrinis skirtumas yra, jį labai įdomu patirti. Bet kita vertus, aišku, vėlgi, kai tu pradedi groti, jeigu žmonės mėgsta ten tas dainas, jeigu jie dainuoja kartu, tai tada nebėra skirtumo, kur tu groji. Ta muzika, jinai yra universalus menas, jinai pasiekia visus, keliauja kiaurai sienas ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme, tai garsas yra kažkas, kas pasiekia mus visus, jeigu mes galime jį girdėti. Bet aš galvoju, kad tie žmonės, kurie yra kuo toliau išvykę, jie labiau ir gal vertina, kad, pavyzdžiui, atskrenda tenai pakoncertuoti, nes jie gal ir yra pasilgę tos būtent lietuviškos muzikos. Tas momentas, aišku, tarkim, kokiam Londone, tai jie yra jau persotinti, nes ten važiuoja visi Lietuvos atlikėjai non-stop, ir man atrodo, Londone gyvenantis lietuviai turbūt yra matę daugiau lietuviškų koncertų negu Lietuvoje gyvenantis lietuviai. Yra kitas dar įdomus momentas, tarkim, Amerikoje. Mes šiuo metu tenai nebėra į Ameriką tokios emigracijos, kai atsirado Europos Sąjunga. Tai aišku, iš Lietuvos žmonės važiuoja kažkur į Europos Sąjungos šalis bandyti savo laimės. Tai Amerikoje yra daug žmonių, kurie ten atvykę 90-ais ten metais ir prieš 20, prieš 30 metų. Kai tu groji, tu matai, kaip jie reaguoja
į dainas tu matai, praktiškai gali pasakyti, kada jie atvažiavę, nes kur naujų dainų, jie naujesnių, kurios čia, tarkim, Lietuvoje žinomos, ten nebūtinai yra jiems žinomos, jie žino tik pačias seniausias, pavyzdžiui, dainas. Tai aišku, šiek tiek galbūt koreguojasi programa, kai aš važiuoju kažkur į tokią vietą, aš suprantu, kad ten žmonės labiau žinos daug senesnės dainas negu naujesnės. Ir aišku, norisi neatimti iš jų to galimybės pasidžiaugti kažkokiais, nežinau, tomis dainomis, kurias mėgsta ir tais nostalgiškais kažkokiais tai momentais. O gal yra kažkuris miestas, nežinau, ar Amerikoje, ar Australijoje, ar Zelandijoje, kuris labiausiai kažkokį įspūdį paliko? Ar tai yra tas, apie kurį kalbėjot? Ar kaip... Iš žmonių būnant. Kaip lietuvių bendruomenė, tai aišku, labai stipri bendruomenė, didelė yra Čikagoje. Čikaga yra turbūt didžiausias Lietuvos miestas už Lietuvos ribų. Ten yra labai daug lietuvių gyvena. Ten kartais tiesiog gali gatvėje sutikti lietuvius, arba matai automobilį važiuojantį su vyčio lipdukas priklijuotas. Tai tokie turbūt, kad pagal žiūrovus Amerikoje, tai galbūt dar Los Andželas, nes Los Andžele teko groti kelis kartus, ten kasmet vyksta didžiulis lietuvių festivalis, kur suvažiuoja lietuviai iš, jeigu ne iš visos Amerikos, tai bent jau iš vakarinės dalies tikrai. Ten būna keli tūkstančiai žmonių. Ir ten būna mugė, ten Los Andžele jie turi tokią bažnyčią, parapiją, yra salė koncertų, yra kažkoks netgi ten yra virtuvė, kur gamina, ten daro cepelinus ir maistą lietuvišką, ir būna kažkokie stalai, ten, gintariniai karoliai ir visi suvenyrai visokie, ir liaudės šokiai, liaudės dainos, ir būna koncertai. Tai ten irgi labai smagi vieta pakoncertuoti, ten toks visiškai kitas yra jausmas. Tai, aišku, aš dažnai groju, tarkim, Hamburge, ten yra gera vieta, ten kažkokia gera lietuviška bendruomenė Skandinavijos šalyse, Norvegija, Švedija, Danija. Tai labai Airijoje irgi būna smagus koncertai. Aš galbūt net nelabai, yra tiesiog galbūt, kur yra didesnės bendruomenės, tas gal irgi jaučiasi, kur yra aktyvesnės bendruomenės, kurios kažkaip, daro kokią nors veiklą kartu, tarkim, Airijoje. Jie ten yra kažkoks, fotografų, kažkoks klubas yra, kur jie ten susirenka ir eina kažką fotografuoti, ar ten žaidžia futbolą, dar kažką. Tai tose bendruomenėse, kur yra kažkoks vienijantis ar žmogus, ar veikla vienijanti, tarkim, Norvegijoje, Stavangeryje yra lietuvių ten choras, ir jie susirenka ir dainuoja, ir muzikuoja. Tai ten, kur lietuviai turi kažkokią bendrą veiklą, ten visada tas irgi labai stipriai jaučiasi, į tokią bendruomenę būna kažkokia, tai ir draugiškesnė, ir labiau susitelkusi. Andriau, kaip manot, ar šiandien muzika yra kažkaip kitaip klausoma nei anksčiau? Būdas, kaip yra klausoma muzika, žinoma, kad yra kitoks. Mes turim skaitmeninės technologijas. Anksčiau aš eidavau į mokyklą ir šalia portfelio su knygomis aš nešdavausi maišelį, kuriame būdavo vinilo plokštelė. Ir mes su draugais apsikeisdavom, grįždavai namo, perklausydavai, įsirašydavai į juostinį arba kasetinį magnetofoną tau patikusias dainas. Ir taip kiekvienas kaupiam savo fonoteką. Ir aišku, kad labiausiai muzikos klausydavai namie, nes tavo grotuvas, plokštelių, vinilinių grotuvas ar magnetofonas buvo namuose. Kai atsirado ausinukai, taip vadinami tie kasetiniai maži magnetofonai, aišku, galima buvo klausyti vaikštant gatvėmis, tai buvo stebuklas kažkoks tai. Vėliau atsirado kompaktiniai diskai. Ir visos kitos jau tokios mažesnės technologijos, paskui atsirado muzikos klausimas, kai jau nebesisuka nei diskas, nei plokštelė, nei juosta, tiesiog tai yra jau skaitmeninis grotuvas. Tai visa tai, aišku, keičia pačius įpročius, kaip ir kur ir kada tu klausai. Tai jeigu aš anksčiau paauglystėje sėdėdavau namie ir klausydavau plokštelių, tai dabar aš muzikos klausau vairuodamas arba keliaudamas ar kažkur eidamas, ten kur gali, ten kur yra automobilėje, tarkim, grotuvas arba kažkur kelioniai su ausinėmis. Tai daugiau aš
bandžiau klausyti namie iš plokštelių muzikos, supratau, kad tas būdas man jis jau, nežinau, ar turiu tiek laiko, kad taip atsisės, kas lik ir liūdna iš vienos pusės pripažinęs, šiaip plokštelę vinilą klausyti smagu, nes jis turi tam tikrą procesą, tu nuvalai vieną pusę, uždedi, baigėsi pirma pusė plokštelės, reikia apversti, vėl nuvalyti dulkes, vėl paleisti. Tai sukaupia dėmesį į muziką labiau turbūt ir aišku, klausant vinilo nėra tos skip funkcijos, kad tu daina, kuri gal tau ne visai patinka, kad tu ten taip, aišku, gali perkelti adatą į kitą plokštelės vietą, bet dažniausiai tu išklausai visko ir tas leidžia susipažinti su muzika kiek taip išsameu, nes tas, aišku, tai kad mes dabar tik taip pradėjo groti daina, kažkas nekabina ir tu permeti į sekančią, dar į sekančią. Mes kartais praleidžiam kažkokius gerus dalykus. Tai manau, kad tas būdas tiesiog pasikeitė, bet poreikis klausyti muziką, jis niekur nedingo, žmonės. Be muzikos nelabai įmanoma įsivaizduoti šio pasaulio turbūt. Nu ir smagu dabar, kad vinilai sugrįžta, tikrai daug ir jaunos kartos žmonių perka vinilus ir klausosi. Aš manau, kad čia yra tas pats, kaip kai atsirado greitas maistas, tai paskui atsirado lėtas maistas. Tai yra kažkoks dalykas, kurio tu gali, jeigu tu nori pasimėgauti muziką, tai aišku, reikia skirti tam dėmesio, reikia būti aplinkoje, kur muzika groja ne fone, o kur tavo visas dėmesys skirtas muzikai. Tai aš manau, kad čia tas toks vinilų sugrįžimas iš dalies yra ir kartais net gal nesąmoningas, nesuvokiamas paties žmogaus poreikis taip klausyti muziką, tiesiog sutelkiant ją dėmesį. O dar į panašią temą, jeigu paklausus jūsų, tai kaip galvojat, jums asmeniškai socialiniai tie tinklai visi pakeitė ryšį su klausytoju? Aš mielai neturėčiau socialinių tinklų, jeigu man nereikėtų kartais pristatyti koncerto arba naujo albumo. Aš mielai neturėčiau. Aš manau, kad tai tiesiog atima šitiek laiko, kurį tu galėtum skirti savo mėgstamai veiklai. Internetas, aš manau, aš tarkim dažnai suvokiu, kad aš turiu problemą, kad yra internetas, nes aš mane įtraukia. Ir tas laikas tiksi. Ir laikas prabėga labai greit. Aišku, kai reikia ten palaukti kažkur, prabūti kažkur, ar ten, nežinau, skrendi lėktuvu, ilgas skrydis, tai gerai laiką užmuša, bet kai tu tuo metu galėtum galbūt parašyti dainą, o tu skrolinai ten 2 ar 3 valandas, tu paskui supranti, kad tu turi problemą su tuo. Tai aš tą pripažįstu, kad iš mūsų manau, kad atima tiesiog laiką. Ir po to, kai tu praleidi kažkiek laiko ten tiesiog žiūrėdamas trumpus video, tu paskui supranti, kad tu vis pirma nieko tu neatsimeni, ką tu matei, ir tai, ką tu matei, tau nieko nedavė. Tai liūdna mūsų kasdienybės dalis, mano manimu. Ir kadangi jau mūsų pokalbis artėja į pabaigą, aš labai noriu, kad paliktumėt palinkėjimo klausytojams. Aš linkiu, ką mes šiandien ir šnekėjom, aš linkiu visiems daryti tai, ką jūs labiausiai nori daryti, tai, ko jūs degate, tai, kas yra visą laiką jūsų mintise, kažkokia veikla, kažkoks sumanimas, koks nors planas, kas tai bebūtų, kokioje tai bebūtų srityje. Išdrįskite tuo užsimti, nes tik tada gyvenimas gali turėti kažkokią tai prasme. Ačiū šiandien už jūsų laiką, ačiū labai, kad buvot, linkiu dar tikrai daug metų scenoje, daug laisvės, daug naujų tų kartų, kad visą laiką jaustumėtės, kaip ir minėjot, kad norit tai būtų pirmas kartas. Ir šiandien su jumis buvo Simona ir Grojantis miestas. Ir visiems primenu, kad Andriaus koncertą jau galite išvysti Birželio 5 dieną Kalnų parke. Ir visi, manau, susitinkam tenai. Taip, iki.